pušynai kvepia šilojai, taranana, šunė saloja. Skanios kavelės, geros dienelės. Verdam kavą, atsikeliam. Mikis fiks kakavą, arbatą ir kavą. Va, 3 pasirinkimai. Apsistoja pušynę. O va, dar vieną draugą kemperistą ten turim. Vakare atvažiavo su šuniuku. Čia pušynai. Rimtai kvepia pušim kaip melragiai ir panašiai. Tai va, pusryčių. Šalia mūsų apsistojimo vietos yra bažnyčia ir ten bažnyčios ansamblį yra viešbutis įrengtas. Šiaip gražiai, mums naktį skambėjo kas kažkiek laiko varpai. Gražus toksai pasivaikščiojimo vieta. Daug ispanų, grupės atvažiavusios. Čia visas sodas. Čia vat viešbutis jau. Jo, terasa su vaizdu už kažkiek pinigų. Ten vanduo irgi tekantis yra. Ateinu. Pušynai. Ir va mūsų kempingas tenai. Aš pro vieną pusę, mano vyrai pro kitą pusę. Ten va ta bažnyčia. Ten Jesus Christ statula ant viršaus. Ir čia dar vienas apžvalgos aikštelė. Nu va, ruošiamės į kelią, apžiūrėjom. Mano kemperistas ap savo apžvalgos bokšte. Pamojo kemperistą. Įvarom toliau. Vas. Vėl esam kelyje. Važiuojam ratais, kvadratais, zigzagais. Arba kaip arijai sako, kringeliais varom. Kalniukai tarp uolų. Artūro navigacija rodo, kad mes kelsim į šitos kalnus, suksim kažkur va ten į kairę ir važiuosim prie uolų. Kas? Forda kas? Nežinau. Ai, nu gerai. Mašina iš priekio, kaip važiuosim. Tas praleis gal. Turi važiuoti, vat, siauras tave praleidžia.
Pamojuokim. Ačiū, ačiū, ačiū. Gal dėkojamės prieš eismą, gal jo. Nu ne, normaliai, čia yra dvi pusės. Mandarinai, apelsinai, vat apelsinai. Čia vėl kažkokį kaimo žmogų reikia apelsinų varyt nusipirkti. Ir siaurais takeliais už mūsų dar biškį mašinų yra. Nu gal neįstriksim. Nemetėm takelio dėl kelio, bandom važiuoti normalesniu keliu. Citrina auga. Baba savo, vos nepasvalys. Gal. Čia jau kylam į kalną, bet atsiveria tokios gražios vietos. Vaizdai. Kylam į viršų. Mašina. Fazenda. Kaip mes aukštai. Vaikyti. Ir mes dar tebekylam. Mes vis dar tebekylam. O, vaikyti. Tas ežeras kažkas. Ai, ne, čia ne ežeras. Čia vandens talpykla. Eina sako aukštai. Ir va mes dar kylam. Štai žiūrėk į kelią. Vaikyti. Ar jau žiūrėk, kaip mes aukštai. Gal jau išsitiesinom? Nebereikės tiek kilti. Žemyn, galėtum dar. Dabar gal leisimės? Arba kilsim dar? 8 minutės. Gerai. Kiek atstumas kilometrais? Okay. Nori pailsėti? Gerai. Tiesiai, aukštai kristi. Nu va. Leidžiamės. Aš džiaugiuosi, kad aš važiuoju net tą kelią pusę. Iš priekio mašinų nėra. Reikėtų tenais prasilenkinėti ant daugiau. Jo, būtų gerai. Taip. Aha. Bet tu matai, kaip mes aukštai. Sustojam. Einam, pasižiūrėt, kas čia gero. Pagonėlis. Au. Nežinau, einam. Pažiūrėsim. Metėm takelį dėl kelelio ir varom vaizdingų vaizdelių pasižiūrėti. Kelias ne kažką, bet va, koks kalniukas priekį užtat. Ir mūsų. O mes vardo tai nedavėm savo kamperiui. Ai, nu ne mūsų.
mūsų yra. Kaip bus mūsų, kaip tą savo turėsim, galėsim varyti. Tai va, biški akmenuotas, biški dobėtas. Nieko. Vaizdingo vaizdelio neradom, tai išvarėm kito kryptim. Ir čia yra vidury kalno, vidury miško apleista tuberkuliozės sanatorija. Bandysim kažkur biškai ateis, pasižiūrėti. Nors viskas yra aptverta. Kažkas ten kažką dirba. Einam, pažiūrėsim. Ten kalnas. Kaip Google rašė, 3 kilometrai. Ir dar kažkiek metų. Čia kažką chebra veikia. Čia nežinau, kovot mokinas. Ir apeisim ratuką. Elektra. Pašalinė visai draudžiama. Ir senas antgriuvės pastatas. Einam, apžiūrėsim. Didelis plotas, didelis pastatas. Kažkas ten buvo kažkada matyti vidų įsimetas, nes yra išpašytas ir vidus. Ne tik išorė. Ne vieno lango. Nu, tikrai žiauriai gražioj vietoj. Aišku, sunkiai patenkama. Bet va. Čia. Tenai. Pušynas, geras oras. Taip, gerus batus nupirkau. Toks jausmas, kaip po Melragę, po Palangą, po pušynus vaikštam. Tik taip, kad biškiai aukščiau jūros lygio. Tai va, visas pastatas. Šiaip tikrai gražus. Va. Apleistas, eisim dar iš priekio pažiūrėti. Na va. Taip. Va, ten kalno viršūnė. Matos, nu gražus vaizdelis, ką? Va, super viskas atrodo. Gražus lenktas toksai pastatas. Šiaip tikrai įspūdingai vietoj, įspūdingas vaizdas. Tik yra apleistas. Šiaip tikrai nemažai šitoj vietoj buvo apleistų pastatų. Matyt, niekas nenori. Va, statulėlės vidury. Biškį kilsim. Biškį kilsim. Kylam į viršų. Toliau nuo tos sanatorijos nenuvažiavom. Esam irgi kalno biškį aukščiau ir matėm ženklą restoranas. Nu tai einam, pamėginsim. Sakė, šiaip dirba nuo 3, bet mes prisiprašėm, paprašėm, kad čia jau atvažiavom. Tai va. Ne. A, sakė, iki 3 jie dirba tik tais. Aš taip supratau, kad nuo 3 ar iki 3. Nu, žodžiu. Bet žiūrėkit, su kokiu vaizdeliu mes užtat. Biškį pasėdėsim ir greitai. Nice. Nu, darom. Čin, čin. Va. Nu, man duosi. Kas čia sūris keptas? Aha, keptas sūris. Čia yra kažkoks kukuliukas. Keptas sūris. Kandryja ir bulvytės. Tai svarbiausia vaizdas. Nu ką, mūsų draugai tebėra dar. Va, kažką dar veikia. Jo, gal čia kokia slapta sekta. Kova prieš nežinau ką. Kryžiuočių ordinas. Gal...
lasduočiai. Tai va, vėl važiuojam pro tą sanatoriją. Vėl vingiuotas kelias laukia. Bus gražių vaizdų. Nu, pasižiūrės. Varom to pačiu gražiu keliuku. Biški siauru. Biški stačiu. Aš irgi vairuoju. Spėjau išjungti video ir ką tik teko prasilenkti su mašina. Bet nieko. Sėkmingai, kaip matot, važiuojam toliau. Baisu buvo. Maža mašina. Nu jo. O jeigu būtų karavanas dar vienas, tai būtų ne kažką. Kažkaip būtų baisiau. Iš priekio matau, kad nėra. Vaikyti, kaip gražu. Aš pamenu, kai su mama važiavom per Madyrą, aš vairuoju, aš net nesižvalgau, bijau pažiūrėti. Tai spėju, mama ir Agnė kartu su manim vairavo, tai aš dabar su tavim vairuoju. Ypač žinai, kai čia realiai važiuoji ir matai statų šlaitą. Leiskitės kartu su mumis nuo kalno. Įsivaizduoju, kad mes kažkur va ten kalnuose buvom. Geras, ne? Va. 1, 2, 3. Dar kartą. Vieną kelią nepavyko, užtvertas, uždarytas. Apsisukom ir bandom važiuoti atgal ir kitų kelių pateksim. Galbūt prie tokio tvenkinio ežero ar užtvankų. Bet ar jau mums liko tik kelias? Bet mums liko tik 5 minutės. Kiek mums liko? 5 minutės važiuoti, ar jau? Kodėl? Tai tu nemiegok. Aš noriu. Bet jeigu tu užmigsi ir aš tave pažadinsiu, tu būsi piktas. Kas? O gal tu būk piktas nemiegojęs? Ne. Aš tau paskui padušką uždėsiu pagalvę. Ne. Ne? Ir sakiau, nekalbėk. Vaikai, eik tu savo. O, čia policija stovėjo, Arijau. Policijos mašina. Žiūrėk, džipas. Kur važiuoji, panoli? Žodžiu, ten, kur norim nuvažiuoti, viskas yra aptverta, nes yra kaip ir didelis kanalas. Tikėtina, kad kirtom ženklą. Gal mūsų nieks nepagaus. Nes daug stop ženklų, ale privatizuota va tiem kanalams, kaip suprantam, kelias. Nužiūrės. Nu, įkabinsim. Čia irgi vingiuoti keleliai. Kas matos? Vaikyti. Eik tu savo.
5 valanda. Laipsnių kokie 3-3. Jei nedaugiau, šiaip kepino labai stipriai. Bet mes galiausiai pasiekėm tą norimą tikslą. O ten visais kvadratais mes apvažiavom. Bet grožės tai. Fantastika. Žydras vandenukas. Tik tais tikrai nesileisim į apačią, nes nukepsim. Ir neaišku, ar čia galima maudytis. Koks krantas. Šiaip atrodo ganėtinai statu. Bet kiek skaičiau komentarus, tai vieta yra kaip vos neprivatizuota. Ir prie jos patekti yra ganėtinai sunku. Tai va, ten mūsų keliai, ten kur buvo plytos, tai vis dėlto mes pravažiavom jos ir vis. Kokia graži vieta. Jeigu išvertus teisingai, tai čia yra net ne ežeras, o čia yra tiesiog didelis rezervuaras. Čia matyti yra buvę karjerai. Ir iš tų karjerų yra palikę būtent, kad pribėgia vandens. Visas tokios kaip smėlio iškasinėtos, vat matosi, čia nėra, kad natūraliai būtų susidarę. Bet iš išorės tikrai atrodo įspūdingas visas toksai žydras vandenukas. Labai gerai. Mes bandėm iš anos pusės kažkur atvažiuoti, bet mums nepavyko. Va čia yra kanalas ir jisai leidžiasi ten į apačią. Čia dar sutikam vieną kemperistą, pradėjo numerius, tai sprendžiam, kad iš Prancūzijos. O šiaip kemperių keliai tikrai ne. Nu ką apžiūrėjom. Ir leidžiamės va tokiais keliukais, siaurais, bet bent jau su gražiu vaizdu. Iš žemyninės dalies vėl minam link jūros. Tikslas yra pasikeisti vandenį, išmesti nešvarų ir prisipildyti švaraus. Ir kelias veda, kad mes turėtume važiuoti ten per kalną. Nežinau kaip, ar ant kalno, ar po kalnų važiuos. Visgi važiuojam tarp kalno. Nieko nebesimato. Va. Ir dar pasižiūrėjom oro pranešimas, įspėjimas, kad aukšta oro temperatūra čia pas mus Ispanijoje bus nuo 11 iki 9. Tai reiškia, kad rytoj mūsų iki pat vakaro nuo 11 valandos ryto laukia karštybė. Nu, žiūrėsim, ką veiksim. Arijus vėl neatlaikė dienos. Vėl smiga. Artūras dar tebe vairuoja. Čia žalia irgi. Atvažiavome San-Javier miestelį, nežinau kaip tarės. Tai ieškom savo vietos, kur knaipės, kur išlenkti gali. Ne, važiuosim išsileisti baką. Arijus vis dar miega. Smigęs kai reikalas, va. Įsipatoginęs vaikas yra gerai. Varom toliau. Sveiki, gerbėmieji, atkeliavote į kemperyną. Kemperių parkas, kadangi apsistoti su išsipilimais vandens buvo pigiau, tai
mes čia ir pasilikom, nereikės ieškoti vietos, nes kažkur aplinkui, kad kažkur laukia nakvoti nebuvo. Žmonės yra, galėsim kemperių turą padaryti, pavyzdžiui, čia iš Nyderlandų berods. Čia kaimynai, čia kaimynai, kas čia, ispanai, va, lietuvaičių kemperis su ispaniškais numeriais. Eisim dabar vakarienės ir darysim kemperių turą po kemperiną. Kur tu važiuoji? Kemperių parkas gana nemažas, į visokių kemperių galim pasižiūrėti. Va, dar kažkas parvažiuoja. Kas čia su karavanais yra, netgi ten toli. Žiūrėkit, mums visos kategorijos autobusas. Va. Yra žmonių, kurie netgi žiūrim, čia jau gyvena gal n-tąjį mėnesį, nes yra karavaniukas ir parodo. Už tai, kad eglį nereikia gaminti šį vakarą. Ne, aš ruošiu skanę vakarienę, tik ruošiu ne čia, o tenai. Ir aš užsakiau vakarienę. Dar vyras sakė, mane atsiveš čia pusryčių, kad man nereikėtų vargti prie puodų. Mūsų visą vakarienę dar užkandžius atnešė burgeriukas ir čia kažkaip San Jacobo vadinasi kepsnys. Ilgas kelias, trumpas kelias namo. Va, gražus vakaras. Šviečias į koją kniuosis kanda. Čia yra prausyklos, čia yra dušai. Ten vidury, ten turim skalbyklą ir viską galėsim naudotis. Čia žmogeliukai, va, mažas kemperiukas, ten va, pažiūrė žmonės irgi sukūrė, va, hamakiukas įsitaisė patogiai ir kas ten jau, nežinau, kokį mėnesį gyvena netgi žmonės, va, su karavanais visais atvarę. Vienokie, kitokie, eisim apžiūrėti, jeigu ką rytoj šviesią dieną daugiau.